Trikampių panašumo požymis pagal du kampus. Sakysime, jeigu vieno trikampio du kampai yra lygus atitinkamam kito trikampio dviem kampam, tai tie trikampiai yra panašus. Kodėl taip yra? Juk mes žinome, kad trikampių kampų suma yra 180 laipsnių. Tai jeigu kampas A lygus kampui A1, kampas B lygus kampui B1, tai ir kampas C būtų lygus kampui C1, nes jų suma vis tiek turi būti 180 laipsnių. O pagal apibrėžimą žinom, kad trikampiai yra panašus, jeigu visi trys kampai yra atitinkamai lygus. Pritaikykime šį požymį nustatydami, kurie iš pavaizduotų trikampių yra panašus. Norint pasižiūrėti, reikės surasti kampų dydžius. Žinau, kad kampų suma trikampyje yra 180 laipsnių, todėl iš 180 atėmus 45 ir atėmus 30 laipsnių aš gausiu, kad kampas B yra 105 laipsniai. Analogiškai kampas F yra 30 laipsnių ir kampas H iš 180 atimkime 30 ir 55 gausime 95 laipsnius. Matome, kad panašus yra mūsų pirmasis ir antrasis trikampiai, todėl kad jų atitinkami kampai yra lygus. Sprendžiant eilutėje B, nepamirškite taisyklės. Jeigu trikampis ABC yra status ir jei įžambinė yra 10, o statinis AB yra 5, tai kampo C dydis yra 30 laipsnių, nežinome taisyklę. Statinis esantis prieš 30 laipsnių kampą lygus pusiai įžambinės. Todėl žinosiu, kad kampo A dydis yra 60 laipsnių. O kokio dydžio kampas D ir kampas F, jie turi būti vienodi, nes parodyta, kad trikampis yra lygiašonis DEF. Kadangi kampas E yra 90 laipsnių, todėl kampas D ir kampas F bus po 45 laipsnius. O trikampyje GIH žinosiu, kad kampas I yra status, nes kampo G ir kampo H suma yra 90 laipsnių. Dabar, žinodama visus kampus, galėsiu aiškintis, kurie trikampiai yra panašus. Matau, kad panašus trikampis bus pirmasis ir trečiasis, nes atitinkami kampai jų yra lygus. Dabar pas save nusibrėžkite statųjį trikampį ABC tokį, kad kampas B būtų status, AB būtų 6 cm ilgio, o BC būtų 8 cm ilgio. Tada nubrėžkite aukštinę BD, einančią į įžambinę AC. Užrašykite trikampius, į kuriuos trikampį ABC dalijo jo aukštinė BD. O tai bus trikampis ADB ir trikampis BDC. Įsitikinkime, kad trikampis ABC yra panašus su trikampiu ADB. Mes matome, kad ir vienas, ir kitas trikampiai yra statūs ir be to jie turi vieną bendrą kampą A. Taip ir parašau kampas B iš pirmojo trikampio yra lygus kampui D iš antrojo trikampio ir tai yra 90 laipsnių, o kampas A yra bendras, todėl mano trikampiai yra panašus. Analogiškai galite padaryti ir šią užduotį. Prašo apskaičiuoti trikampių panašumo koeficientus. Pabandykime atlikti to trikampio, kur aš įrodžiau, kad tai yra panašus trikampiai. Tai yra, aš žinau, kad AB yra 6, kad BC yra 8, pritaikius Pitagoro teoremą gausiu, kad AC kraštinė yra 10
Tai norėdama gauti panašumo koeficientą K, kaip trikampis ABC panašus į trikampį ADB, aš galėsiu pasiimti, kurias tik tai noriu kraštines. Tai yra, jei aš paimsiu iš trikampio ABC į žambinę AC, tai atitinkamai turėsiu iš trikampio ADB paimti žambinę, o tai yra AB. Todėl mes gausime, kad mūsų panašumo koeficientas yra 10/6 ir suprastinus yra 5/3, o tai yra 1 sveikas ir 2/3. Pabandykite padaryti tą patį su kitais trikampiais. Prašo dar apskaičiuoti tų 3 trikampių perimetrus ir plotus. Nepamirškite, kad stataus trikampio plotas yra lygus statinių sandaugos pusiai. Pavyzdžiui, trikampio ABC būtų 6 × 8 padalintas iš 2 ir tai būtų 24 centimetrai kvadratu. Kai turėsite visas kraštines iš proporcijų panašumo, galėsite rasti ir plotus. Padarykite tai savarankiškai. Šioje sąlygoje yra duota, kad trikampis ABC yra panašus su trikampiu A1B1C1. Todėl galiu pažymėti, kad kampas A lygus kampui A1, kampas B lygus kampui B1 ir kampas C yra lygus kampui C1. Iš kampų A ir A1 yra atitinkamai nubrėžtos pusiaukampinės AD ir A1D1. Prašo įsitikinti, kad trikampis ADC yra panašus su trikampiu A1D1C1. Mes žinome, kad jeigu AD yra pusiaukampinė, tai galiu pažymėti, kad čia kampas ir čia kampas yra alfa. Analogiškai ir čia taip pat, nes jų kampas A ir A1 buvo vienodi. Dabar matome, kad pas mus trikampyje ADC kampas alfa yra ir pas vieną, ir pas kitą trikampį, o žymėjome, kad C ir C1 yra vienodi. Todėl galėsime parašyti, kad tie trikampiai todėl ir yra panašus. Rašau. Kampas DAC lygus kampui D1 A1 C1 lygus alfai ir antra dalis kampas C lygus kampui C1, nes trikampis ABC buvo panašus į trikampį A1 B1 C1. Todėl trikampis ADC yra panašus į trikampį A1 D1 C1. Prašo apskaičiuoti A1 D1 ilgį, pažymėsiu tai X, jei AC yra 15 cm ilgio, o A1 C1 10 cm ilgio, o AD yra 9 cm ilgio. Žinome, kad jei šitie trikampiai yra panašus, tai atitinkamos kraštinės yra proporcingos. Todėl rašysiu, kad mano AC sutinka su A1 C1, taip kaip AD sutinka su A1 D1 ir man beliks tik tai įsirašyti skaičius, kuriuos aš pasižymėjau ant brėžinio. Gausime 15 sutinka su 10, taip kaip 9 sutinka su X. Iš proporcijos pagrindinės savybės gauname, kad mūsų X yra 9 × 10 padalintas iš 15, o tai yra 6 cm. Šioje užduotyje, naudodamiesi paveikslo duomenimis, apskaičiuokime X. A eilutę padarykite savarankiškai, aš jums padėsiu padaryti eilutę B. Sako, kad kampas A yra 80 laipsnių dydžio, kampas O šitoje vietoje 40, tai žinau, kad ir čia bus 40, todėl kad šie kampai yra kryžminiai ir jie yra lygus. Ir žinau kampą B, kad yra 60. Todėl pirmiausia apskaičiuosiu
kokio dydžio yra kampas C. Kampas C bus iš 180 atimti žinomų kampų sumą. Ir gausiu, kad tai yra 60 laipsnių. Suskaičiuosiu, koks yra kampas D kitame trikampyje. Iš 180 dabar aš turėsiu atimti 40 ir 60 sumą. Gausiu, kad tai yra 80 laipsnių. Susirašau ir dabar gražiai paaiškinsiu, kuris trikampis į kurį panašus, nes atitinkami kampai lygus. Ir jeigu aš parašiau, kad trikampis AOC panašus, tai dabar atitinkamai ieškau, kasgi turėjo trikampyje ODB 80 laipsnių kampą, o tai yra kampas D. Todėl rašau raidę D pirmą. Po to rašysiu O, nes jie abudu yra po 40 laipsnių ir tada tik tai rašysiu raidę B, nes jie yra 60 laipsnių dydžio kampas. Todėl dabar galėsiu parašyti, kad AO sutinka su DO, taip kaip AC sutinka su DB ir OC sutinka su OB, nes panašių trikampių atitinkamos kraštinės yra proporcingos. Beliko įsirašyti, kągi aš turiu. Aš ieškau AC, todėl vietoje AC rašau X. Aš BD turiu yra 6. Turiu OC yra 8 sveiki ir 40 ir turiu OB, o tai yra 7. Dabar beliko tik tai suskaičiuoti iš proporcijos, kokio dydžio yra X. X mūsų bus 6 kart 8 sveiki ir 40 padalinta iš 7. Tai yra 7 sveiki ir 20 ir parašau atsakymą. Kadangi matavimo vienetų nebuvo duota, parašau, kad X yra 7 sveiki ir 20 ilgio matavimo vienetų. Šią užduotį pabandykite atlikti savarankiškai ir sprendimo eigą aš jau pažymėjau, parodžiau, ką jums reikėtų parašyti ir kaip daryti išvadas. Trikampių panašumas labai dažnai taikomas yra neprieinamčiam ilgiam aukščiam apskaičiuoti. Pavyzdžiui, šioje sąlygoje pasakyta, kad eglės šešėlio ilgis, tai mano būtų šešėlio ilgis štai čia, yra 6 metrų. Užrašau 6 metrai. O šalia stovinčio žmogaus, kurio ūgis yra vienas sveikas ir 80 metro, šešėlio ilgis yra, tai reiškia šis gabalėlis tik tai 2 sveiki ir 70 metrų. Klausė, kokio ilgio yra eglė. Reiškia, mes turėtumėm pastebėti, kad trikampis A, B, C ir A1, B1, C1 yra panašus, nes jie yra statūs ir turi vieną bendrą kampą C. Taip ir parašau, nes kampas B lygus kampui B1 ir tai yra 90 laipsnių, o kampas C yra bendras. Tada mes galėsime parašyti, kad mūsų X sutinka su 1 sveiku ir 1/10, taip kaip 6 sutinka su 2 sveikais ir 70. Iš čia galėsime rasti X. O tai yra 4. Todėl atsakymas mūsų eglės aukštis yra 4 metrai. O šioje užduotyje jums reikės prisiminti, kas būna, jeigu AB tiesė yra lygiagreiti su tiesia CD. Tai yra, mes žinome, kad jei turime 2 lygiagrečias tiesias ir jas perkertame kirstine, tai vidaus priešiniai kampai yra lygus.
Todėl galėsime pažymėti, kad kampas A yra lygus kampui D, o kampas B yra lygus kampui C kaip vidaus priešiniai kampai. Taip ir užrašau, kad jei AB ir CD lygiagrečios, AD ir BC yra jų kirstinės, tai šie kampai yra lygus kaip vidaus priešiniai kampai. Todėl mes dabar galėsime teigti, kad trikampis ABO yra panašus į trikampį DCO, nes turi po du lygius kampus. O tada žinau, kad jeigu trikampiai yra panašūs, seka, kad ir atitinkamos kraštinės yra proporcingos. Todėl rašysiu, kad AO sutinka su OD, taip kaip BO sutinka su CO ir taip kaip AB sutinka su DC. Beliko tik tais įrašyti dydžius, kuriuos žinau. Kadangi aš žinau, kad mano BO sutinka su BC taip kaip 5 sutinka su 7 duota sąlygoje, tai aš galiu parašyti ant BO 5 iksus, ant BC parašyti visos kraštinės 7 iksus, todėl galiu parašyti, kad čia yra 2 iksai, nes jų suma bus 7 iksai. Iš proporcijos BO yra 5 iksai, BC yra 7 iksai. CD prašo rasti, aš ją pažymėsiu Y raidę. Ir gausime dabar įsistatę į proporciją. Vietoj BO įsistatau 5 iksus, vietoj CO 2 iksus, matome, kad mūsų iksai susiprastins, vietoj AB įrašau 20 metrų, DC įrašau, kad tai yra Y. Ir gauname, kad mūsų Y yra 2 kart 20 padalintas iš 5, o tai yra 8. Tada rašote atsakymą, kad mūsų ieškomoji CD yra 8 metrų ilgio.